Tai mano mėgstamiausias filmas šiųmetinėje kino pavasario programoje yra prancūzės Stéphanie de Giusto filmas Šokėja, La danseuse. Visų pirma, filmas yra labai gražus. Šiaip aš mėgstu paverkti per filmus, bet iš grožio verkiau pirmą kartą žiūrėdama šitą filmą. Tai istorija yra apie aistrą, visų pirma, savo mėgstamam darbui galbūt, savo mėgstamam užsiėmimui, konkrečiai šokiui. Taip pat ir apie meilę tarp žmonių ir apie galbūt tokį nesusikalbėjimą ir skirtingus požiūrius į gyvenimą. Tai aš manau, kad šitas filmas tiks visokio amžiaus ir visokių pomėgių žmonėms, bet labiausiai rekomenduočiau jį žiūrėti draugių kompanijai. Galima nusivesti ir mamą, manau, ar tetą. Ir žinoma, labai rekomenduoju šiuolaikinio šokio gerbėjams.